Šiandieną yra trečiadienis, eilinė diena prie ūkio. Ten va burzgia traktoriukas, jau pakrautas trąšom, o ten va dirba neburzgia mano ponia, kuri ravi braškes. Einam trumpai parodysiu, ką aš čia per porą dienų nuveikiau, bet šiandien, kadangi labai didelis vėjas, žiauruminis, galbūt net ir mikrofonas nenumulšins jo, bet tikėkime, kad tą vėją numulšins kažkiek. Buvo porą vakarų, kada atlėkiau, tai truputį spėjau aš uždengti. Pasirodom, kiek mes čia užsidengėm, truputį nedaug. Kažkiek užsidengėm, bet nepavyko, kadangi tas dar vakaras vis tiek būna nepakankamai ilgas, o laukiau vakaro, grinai vakaro, kol nustojo vėjas pūsti, tada jau galėjau užlipti ant viršaus, ištiesti tą plėvelę. Tai šiandien, kadangi labai didelis vėjas, pasitariau su kaimynu, tuo pačiu, kuris man duoda patarimą, bet liepė daryti sprendimą pačiam. Tada pasidariau su mano konsultante, kuri man padeda startuoti su česnakais, sako, gal tu geriau tręšk. Šį kartą aš važiuoju tręšti, kadangi jau savaitgalį žada biškį minuso, tai dar duosim biškį maistinių medžiagų patiem česnakam, apžiūrėsim, kaip jie auga po penktadieninio patręšimo. Tai čia praėjo 5 dienos nuo to tręšimo. Pafilmuosim, tai parodysim lekiam, kol dar nesutemo. Balandžio 2 diena, trečiadienis. Atvažiavom į česnakų lauką, kurį tręšėme praeitą penktadienį. Tai praėjo 5 dienos. Labai žiaurus vėjas, bet barstyti tai netrukdys. Todėl prie ūkio darbų nedirbu, prie pačios stogo dangos. Vaikštau dabar ir dairausi, kas įvyko per tas 5 dienas. Tai kai tręšiau penktadienį česnakėlius, buvo vienas kitas, tik malam ten matėsi, bet nesimatė eilučių. Toj viską parodysiu, kaip jie dabar atrodo. Kol kas rezultatų esu patenkintas. Reikia medinį daiktą kur nors pabaladot. Gal kad nenužiūrėčiau. Iš tikrųjų, tai šiandien dar kartelį tręšime. Praeitą kartą net neparodžiau, čia žvėriukai buvo gerai. Rodžiau, turbūt žvėriukai buvo elniai pavaikščio. Nieko čia baisaus. Nežinau, ar čia vėjas mano to mikrofono nenumalšins. Einam pasižiūrim, kaip atrodo tie patys pirmieji, kurie buvo gerai sustartavę, bet aš žiūriu, kad ir kiti gerai startuoja. Viskas čia bus gerai, viskas čia bus pakankamai. Tuoj persuksiu kamerą, parodysiu, kokią maždaug dydžio. Neturiu ruletės, tai pagal piršto ilgį maždaug pamatuosim. Panašiai, bet per delną tai nuo 5 iki 7. Matosi visos eilutės gražiai. Jau jie tikrai atsigaudinėja. Tikrai gražiai lenda. Filmuosim biškį, jums parodysim. Taigi, panašiai atrodo visas laukas. Ant tokio didžio lauko nereikia norėti, kad čia būtų viskas kaip elitinis vaizdas, bet vaizdas neblogas. Dar kartelį. Taigi, beriam, praeitą kartą išbėriau 8 maišiukus amonio salietros, tai 200 kg į hektarą. Čia biškai daugiau kaip hektaras, bet skaitau, kad hektaras. Tai dabar atsivežiau dar 6 ir po savaitės pilsiu dar 6. Viso bus 0,5 tonos. Tai kas su žemės ūkiu nesusidūręs, aš irgi taip pat galvodavau, kad čia vieną kartą patrešiu užteks. Ne. Taip nebūna. Kad sustartuotų augaliukai, reikia duoti pačio starto. Čia yra ta kita rūšis, taip vadinama žeimiai. Šiaip jinai irgi yra gražių česnakų, tuoj parodom. Tie gražus česnakai. Oi, nukrito. Gerai, taip, tie gražus česnakai. Irgi yra tokių ilgesnių. 1, 2, 3, 4 lapelis jau kai kur. Kai kur yra mažesnių biški, kai kur didesnių. Kai kur visai biški, bet sudygė neblogai, jeigu irgi toli, jeigu gerai matysis, tai visai neblogai ir žymiai dabar jau atrodo, jie atsigaudinė. Tai viso bus į tą per sezoną, į pavasarinį bus supilta 0,5 tonos.
Per lapus ar trešim, nežinau, pažiūrėsim, kas bus, kaip jie jausis. Nu ką, trešim. Balti žirniukai pasėti. O reikia biški va. O kaip užgriuvęs va. O, gelbėsim biški. Balti žirniukai pasėti. Per naktį galbūt ištirps, nu sausoka biški, bet jeigu bus gal kokios rasos ryte, tai turėtų ištirpti. Susigerti žemę, atiduoti maistingas medžiagas, česnakai mums už tai padėkos. Ir mes galvoju, kad turėsime iš to geresnį rezultatą. Taigi dirbam, plušam, svajojam. Nu, su žemės ūkiu gali pasvajoti, bet kaip ten sako, žmogus svajoja, aukščiausiasis juokėsi. Nu, kol kas ačiū aukščiausiajam, aukščiausiasis kol kas iš mūsų nesijuokia. Duoda mums to, ko mes norim ir kiek mes galim. O aukščiausias visą laiką paskaičiuoja, jeigu tu gali, duoda daugiau. Net jeigu negali, duoda vis tiek tavo išbandymai, kad tu galėtum. O čia blemba filosofinės mintis, tokį gražų saulėlydį mane puola. Važiuojam, užsikabinsim aketėlės, gal dar pabandysim biškį papurent žemelę, kad tas visa trašas įsiterptų į žemę. Pasimatysim. Pamenat, pasakoju apie, kai darai pirmą kartą kažką. Tai pirmą kartą šitą daiktą, balvoną, geltoną, kaip aš vadinu, užsikabinėjau gal kokias 1,5 valandos. O dabar užsikabinau, prisipiliau trašų, išbarščiau ir visą tam laikui praėjo valanda. Dabar nukabinsim, aketėlės varysim aketį. Tarp kitko, buvau savo pažadėjęs nupirkti gumytę. Nupirkau. Svarbiškai padeda jinai man. Nupirkau iš karto kelias, kad vis tiek anksčiau ar vėliau pamesiu. Tai važiuojam akėtą. Ketvirtadieniais, kutytė, labas, labas. Nu, eik paglostyti. Labas. Gaidelis gėda, laukia manęs. 3 valandas, baigėsi mano darbas. Einam, duosim katytei ėsti. Katytė trauk uodegą prignybsiu. O, gerai. Einam, duosim ėsti. Tada važiuosim šito, ekologinėm eketėlėm. Žinau, tik tai ar neprikėti. Gal ne. Ai, kaip jinai mėgsta pasivaliuoti, ne? Einam, Katė, einam. Tada eisim paakėsim ir važiuosime padabuot bebro. Nu, kaip čia, kai kas yra už medžioklę prieš medžioklę, šiaip tai bebrą sukontroliuoti reikia, kai kur jisai daro žalą, kai kur tas bebras tvindo laukus ūkininkam ir ūkininkai skundžiasi, todėl varysim patikrinti, ar tikrai taip yra. Tai kad greitai pasidarom žemės ūkio darbus ir važiuosime kontroliuoti bebrų. Kate, duosim mėstą autoj. Keliaujam pas višteles. Reikia paimti dar šiaudų vištelėm. Po žiemos dar nėra pas jos mėšta. Reikėtų išmėšti. Bet šiandien, kaip ir minėjau, ne tie
ne tie darbai ir ne tos mintis galvoje. Šiandien galvoje pasivaikščioti prie upelių, pasižiūrėti, ar tikrai bebrai taip stipriai užtvindė viską. Patikrinsim viską, pasižiūrėsim. Jeigu tikrai tvindo, reikia kažkaip tai nors truputėlį pareguliuoti jų populiaciją, jeigu pavyks. Dar noriu būtinai šiandien atsikasti. Dar dabar noriu atsikasti ir pasižiūrėti, ar jau pradėjo, ar įšilo dirva ir ar jau pradėjo dygti smidrai. Tai va tai palestinsim vištas ir eisim atkasim vieną šaknį ir pasižiūrėsim, ar smidriukai dygsta. Tuoj viskas bus gerai. O Jezu, ant kojas užlipau tau. Žioplė, eik šonu. Ai, karalienė tu. Pirštinaitė. Taip. Matau, kad vis tik tai yra bėda su žiurkėmis. Lenda per visur, kur įmanoma, va. Vatos gabalai laikstosi, reiškiasi žiurkėnai. Žiurkėnai lenda iš visų galų, tampo vatą, padarys skylės, bus šalta žiema. Tas nėra gerai. Tai duosim biškį dar čia grūdo jam. Taip, šitą galite išleisti. Šitą čia pastatom. Einam į vištidę. Va, čia pasislinkitgi, vailiukės. Grįžtam pas višteles, reikia nunešti šiaudų, reikia. Laukit, įjungsim toj vandenuką. Reikia pakeisti vandenį, nes šilta, geria daug. Nu, geria tikrai. Jau vištos geria, tai kaip karvės tikrai. Nu, gal geria kaip arkliai, šika kaip karvės. Padėsim į gūštas šiaudų. Dar truputį turiu, bet jau to reikės važiuoti pas ūkininką. Nu, nemaldauti, bet paprašyti. Gal galėtumėte sušelpti man šiaudų? Manau, sušelps. Kažkaip po to atsidėkosim gerų žodžių, pavyzdžiui. Ačiū tau, Kęstuti. Iš anksto dėkoju, nes vis tiek važiuosiu šiaudų pas tave. Kurį įrankį imsim šitą gal. Pasikapstim, jo. Einam su įrankeliu, pakapstysim biškiai smidriukus. Vis tik tai kaip ne kaip pati pirmoji lietuviška daržovė, kuri Lietuvoje užauga po atvirų dangum, tai yra smidras. Einam, pabandysim rasti. Čia va, jų yra visa linija, matos. Pabandom pakapstyti ir pažiūrėsim, ar rasim. O. Nu va, kai kur blemba, gal aš ir dasiknisau, bet... Nulaužiau, o patį galiuką. Smidras. Šitą... Blemba, šį kartą gal aš biškį per giliai jį pakutenau, toks tarimas. O, dilgelėlės šaknis kokia. Va. O, gerai auga. Bet jeigu jas būtų valgomas taip kaip smidrai, tai būtų gera daržovė. Ne, dar varankai įkišu, dar šalta žemelė, dar jinai neiššilus tiek, kiek aš norėčiau. Vis tik tai dar anksti jai. Va. O čia va, buvęs smidras, rasiu toj va. Toj aš jums atkasiu ir parodysiu. Va. Toj parodysim. Dar šalta. Patikit. Persinkim ant aukštesnio. Va, matot, šaknynas va, o čia va yra. O tas va jau baltas, jis jau pradeda. Va, nori čia jis jau lyst. Čia va senas buvusios šaknis.
ta šaknelė suvalenda. Bet jisai va pirmą tą stebelį. Pusat reikia. Pirmą stebelį bando jau išleisti. Tai užkaskim, palikim ramybėj. Esmė tame, kad ranką įkišus dar yra žemė šalta, reiškia, jis dar biškį nelys. Jeigu norint, kad jį ankstint, reikėtų dengti šiltnamį, kad saulė kaitintų, kad šildytų dar labiau tą žemelę ir jinai giliau, tada jau tas stiebelis lips į viršų. Tai dar šį savaitgalį žada minusą, tai gal ir gerai, kad mes čia nieko nešiltinam. Nežinau, bandysim gal kitais metais. Šiemet dar paliekam taip, kaip yra. Dabar čia sufrizavom, paminkštinom, jisai lengviau pradės, jam bus lengviau išlysti. Dar jeigu kažkada sodinsite smidrus, savo patarimas, aš truputėlį gal paskubėjau, reikėjo vis tik tai ieškoti giluminio plūgo ir jį sodinti giliau. Aš ten su savo turima technika, kiek sugebėjau, gal ten kokių 20 cm, jeigu ten nelabai gal man ir pavyko 20, gal 15 gal pavyko pasodinti, šiaip reikėtų 25, aš galvoju, ir giliau. Tada drąsiai gali čia nais prasifrezuot 10 cm kokių. Kaupus tada daryti, gal žinai, nu, kažkas augo, jau pernai augo, tai šiemet dar kai augs parodysim. Tai kad čia paliekam dabar jos ramiai augti ar važiuojam su akėtėlėm purenti česnakėlėm. Atrodo tik prieš savaitėlę, prieš ne savaitėlę, šiandien ketvirtadienis, taip, nu jo, rytoj bus jau lygiai savaitė, kaip va tik čia kedenom tos česnakėlius. Ir nuobodu galbūt ir žiūrėt turbūt kažkiek tai, bet aš jums rodau būtent realybę, kaip yra žemės ūkyje. Vien tik tai, kad kiekvieną dieną viskas kažkas keičiasi, taip nebūna. Yra tie monotoniški darbai, kuriuos privalai atlikti, privalai patrešti, privalai paakėti, privalai po to paravėti ir privalai. Ir nori, nenori tą turi padaryti, tai kad dar kol turim laiko iki malonesnių dalykų, tai pasivaikščiojimo palei upelį. Dar jums parodysim, kaip čia dar vėl pasivažinėjom. Pasivažinėkim po lauką, nes privalai tą reikalą padaryti. Labą dieną. Nu ką, tikrinam vebrynus. Vandens yra daug, einam pasižiūrėsim, kaip atrodo užtvankėlės. Užtvanka yra nemaža sukrauta, bet veiklos bebrų nesimato. Šitoj pusėje reikia apeiti iš vienos pusės, pasižiūrėti, kas daros. Nu va, nebloga užtvanka, ne? O taip senai sukrauta, čia vienas ūkininkas matyt buvo jau pats įsiardęs, dabar ištvenkę darbininkai vėl per naują viską. Galvoju, kad reikėtų iš vienos pusės atvažiuoti, bet čia kažkada tai aš esu dabojęs, tai vandenį namelį turėdavo. Tai girdisi, kad šliapščia vanduo. Lenis užvaliukas. Tai rasim bebryną. Užtvankėlė ir didelė užtvanka, bet ar čia yra judesio? O čia yra klausimas. Bet ta užtvanka labai aukšta. Jau erkė šokinėja, ką tik nusiėmė vieną didelę. Bet čia ta briedinė, tokia briedinukė. Šiaip tai gamta bunda stipriai. Pasikėlėm porą stirnų. Išgąsdinom, tai kutę miegantį pakėlėm. Ir kol kas, kad perspektyvai reikėtų išgąsdinti bebrą, dar nematau. Einam dabar iš lėto. Žiūrėti, kas jis daro. Vandelis. Taip. Kaip matote, didžiausia užtvanka eina per visur. Einam patikrinti. Tuoj. O. Čia jau senokai jų būtų. Čia dar darbas iš vandens, turbūt, ne? Nors
Tai nėra senas, va šitas vėliau. Palomoj ganas. Tvirtas viena guli. Jeigu mato, tai parodysim. Jau daugiau nesitikina. Vat apsikroviau kaip turistas, ne kaip medžiotojas. Kėdučių visokių dar lazdų, kuprinių, šautuvų. Meškerės neimam, žiūrėsim, jeigu jau ir pataikysim į ką nors, tai tada ateisim meškerę pasiimti. Šuniuką kviečia į mašiną, jis nenori. Nori eit kartu. Tera, teks tau lipti mašiną, teks. Dieve, kaip nori eit kartu. Nu nieko. Ne ta medžioklė. Penktadienio rytas, atvažiavome į kaimuką. Siaučia va tolimųjų reisų vairuotojai su bačkom, veža labai kvapnų, kaip čia pasakyti, skystos konsistencijos skystį, kurį po to pilsto į laukus. Tai kvapas toks tikras yra tėviškės. Bet mes to nekreipiam dėmesį, dėl to atvažiavom šiandieną, stengsimės uždengti viską, ką galima plėvele, kadangi nuo rytdienos žada, jeigu šulyje nemeluoja, žada rytoj ir šlapdribą, ir šaltį, ir nemalonius orus, tai pagrindiniai žemės ūkio darbai, kuriuos reikėjo būtiniausiai padaryti. Nepadarytas dar laistymas, bet laistymui gal dar ir anksti biški. Tai va, tai bandom tada susitvarkyti su šita plėvele. Šiandien nėra didelį vėjo, tai gal ir pavyks. Šiaip vakar pavaikščiom pagrioviais, paieškojom bebrai, kur dirba. Bebrų veiklos yra daug, o užtvankos didžiausios, o pačio bebro taip ir neteko užmatyti. Gal girdėjom, bet taip, kaip sakant, neužtikrintai, kad ten tikrai buvo bebras. Penktadienio rytas. Nu, vakar visko nenufilmavau. Vakar pafilmavau tik tai, kai baigdinėjau dengti stogą. Bet po to pakilo vėjas po pietų. Ir aš vienas nesugebėjau. Katytė ateina. Ateik, katytė, eikš, kėcę. Eikš, čia, eikš, paglostysim tave. Ateik, mažutė, miau. Miau, labas, miau. Labas. Eisim, katytė, dabar papasakosim žmonėm, kaip viskas vyko ir kas dar vyks, ir duosim tau ėsti. Einam.
mano draugė. Žodžiu, turėjau vakar pagalbos, o pagalba labai nenorėjo filmuotis, tai sienas apkalėm jau šitojais difuzinė plėvelė be filmavimo. Nenorėjau lysti į konfliktą, tai va palikau bardaką tokį va visokių va gabalų čia pripjaustytą, bet užtat tai turiu padarytą sienas, padarytą stogą, ne viskas pilnai, einam vidun. Va šitų durų neliks, jos užsidarys. Čia yra tiesiog dabar katiliptinės bus čionais, čia bus laiptai. Ir kas liko? Liko trikampiukas vienas, trikampiukas kitas. Ir šiandien užsiimsim tuos, reikia pastatyti statramščius dar. Ir reikia čionais tada dabaigti, užkalti ir lipti ant stogo dar vėjalintas pakalt. Iš vakarų pusės atneša, matosi tokį tamsų dangų. Gali būti, kad su sniegu. Nu, jaučiasi pagela, užsikursim židinuką šiandieną. Na ką, vėl reikia neštis įrankius. Vėl įrankiai, įrankiukai ir pradėsim, reikia pradėtą darbą užbaigti. Kopsarėlis dažo mus baltai. Šiandien jau nebedirbsime, esame namie, nevažiuosim į sodybą. Kaime prikalėm ten kelias vištieveles, išvalėme mes vištidę, atvažiavom, papietavom ir nusprendėm, kad šiandieną tokiu oru geras šeimininkas šunio iš namų neveja. Tai, kiek sniegučio. Pilnas sniego. Tai mes patys savęs irgi iš namų šiandien nevėjom. Paimsim laidą. Paėmėm laidą, tiesa, atėjau laido paimt, kurį jau buvo paėmęs. Nu geras, jo. Atminti sakau, kad jau kažkur tai kitur padėta. Einam, pabandysim jums sumontuoti filmuką, kad galima būtų jau jį sekmadienį 10 val. Ryte paleisti. Tai aš šiandien dienai šiai savaitį sakau tiek. Nepamirškite sekti, nepamirškite prenumeruoti, paskatinkite savo draugus tai daryti. Ir kitą savaitę jau būsim Šilauogių ūkyje. Na ir toliau tęsime savo šeimos ūkio darbus. Tiesa, jau turiu ūkininko pažymėjimą. Tai va su ta linksma gaidele, kartu su pažymėjimu, einam montuoti video. Ir iki pasimatymo visiems.